Sveiki visi. Šiandien aš pradėsiu tom, kad pasiteisinsiu, jog ne savo noru ištyrinėjau trečiąjį video vlogą. Taip padariau dėl to, kad mokyklai turėjau daug nemalonumų. Šiandien mano vlogas bus ypatingas, nes aš kalbėsiu apie savo klasiokus. Pasidalinsiu savo įžvalgom apie konkrečiai kiekvieną iš jų. Ir pasidariau iš karto sąrašiuką su visais klasiokų vardais, kad netyčia kurio nors neužmiršiu. Ir iš tikrųjų iškart atsiprašau klasiokų, apie kuriuos pašnekėsiu gana mažai, arba dėl to, kad galiu netyčia savo nuomonę ką nors sužeisti. Bet tikiuosi, jeigu žeisiu jūs netyčiom, jūs nepriimsit to per daug stipriai. Tai va, gerai, pradėkim. Pradėsim nuo Akvilės. Manau, kad ji yra gana darbšti mergina. Rasmo. Jos vardas man yra labai neįprastas ir įdomus. Bet šiaip jinai pati labai yra tyli. Milda. Milda yra netgi dar labiau tylesnė už Rasmą. Nors šiaip turi visai gerą balsą ir tikrai galėtų dažniau kalbėti. Ji yra tylesnė už Tylą. Neringa. Neringa, manyčiau, tikrai turi savo nuomonę. Monika K. Šiaip iš tikrųjų gana irgi įdomi mergina. Įdomiai rengiasi, įdomią šukuoseną turi. Dangira. Jos vardas man taipogi yra labai neįprastas, nes neteko prieš tai nei kartą turbūt girdėti, kad dar kas nors turėtų tokį vardą. Bet šiaip apie ją, tai jinai yra protinga, jinai, kas neaišku, per pamokas visą laiką mokytojai klausia, ne tai kaip likusi klasės dalis tyli, nieko nepaklaus mokytojai. Čiapas. Kas toks? Čiakas Norisas? Ne, durniau tu, taigi Edgaras. Ai, Edgaras? Girdėjau, kad jis yra maladėks. Gerai girdėjai. Andris. Šiaip gerai atrodo vyrukas, tvarkingas, gražus, bet šiaip nesuprantu, kodėl jis visą laiką per anglų kalbą sėdi kampe. Richardas. Aš galvoju, kad jis kaip koks antras Kolumbas. Jis buvo ir Anglijai, ir Lenkijai, ir dar bala žino kur. Jis moka lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, angliškai. Vienu žodžiu, jis ten daug moka. Lukas. Lukas moka gerai žaisti krepšinį, jom labai domisi. Ir tiesiog sakau, kad kam įdomu krepšinis ir arba kas moka gerai jį žaisti, tai su Luku jūs tikrai atrastumėt ką veikti. Arminas. Arminas tai pavaro. Ant jo taip lengvai neužstumsi, kai ant kitų. Šitą jau žinau iš 8 metų praktikos. Armandas. Armandas yra labai linksmas žmogus, jis sugeba mane prajuokinti, bet kas įdomiausia, kad jis man iš veido ir šukuosenos yra labai panašus į Bruce Lee. Rugilė. Rugilė irgi yra labai linksma mergina, todėl nenuostabu, kad su Armandu jie yra geriausi draugai klasėje. Vaiva. Vaiva turbūt yra vienintelis žmogus klasėje, ant kurio tikrai nenorėčiau užsirauti.
Bet šiaip jinai turi stiprų charakterį. Monika. Turbūt nieko nenustebinčiau pasakydamas, kad jinai yra labai graži ir turi gražią šypseną. Ieva. Ji irgi yra labai graži, bet man įdomiausia stebėti jos veido išraišką per lietuvių pamoką, nes dažnai keičiasi. Tai jinai yra linksma, tai ji yra rimta, tai ji yra šiek tiek raustoka, vyginta. Ji yra labai išskirtinių veido bruožų, todėl jos grožis irgi yra labai išskirtinis, o ta nuotrauka yra epinė. Viktorija, nu kaip iš kokio japoniško filmuko. Tokia graži, didelės akis ir apskritai labai mandagi. Niekad negirdėjau, kad su kam nors nemandagiai elgtųsi ir apskritai negirdėjau, kad keiktųsi. Todėl mano nuomonė apie ją yra labai gera. Justina turi gražias akis, turi gražias plaukas ir apskritai yra graži. Todėl bachūrai, dėmėkit, nes tikrai yra mažai tokių gražių merginų. Greta. Labai linksma mergina, kartais netgi per daug linksma. Bet šiaip aš manau, kad jai labai tinka tos šviesaus atspalvio sruogelės. Ir šiaip man labai patinka jo šypsena. Indrė ir Kamilė. Jūs turbūt pagalvotumėt, kad tarp šių merginų nieko bendra nėra, tačiau iš tikrųjų taip nėra, nes jos abi daro akinius su dideliais stiklais labai populiarius, nes jas pamatęs net ir pats iš dalies užsinori tokių akinių su dideliais stiklais. Tai vat apie kiekvieną atskirai. Tai va. Man Indrės vardas labai patinka, nes iš tikrųjų aš su ją sudėjus kartu žinau 3 Indrės ir jos man paliko gerą įspūdį. Bet šiaip jinai turi labai išskirtinį stilių ir manau, kad jai tas stilius visai gerai tinka. Ir galiausiai Kamilė. Jo šypsena priverčia mane nusišypsoti. Ir šiaip pasižiūrėjus į ją, pasiklausius jos, gali suprast, kad jos lengvai nepastumdysi. Ir geriau ant jos nesiraut, nes paskui, kai tave sumuš ir atsidursi ligoniniai, gydytojai pasakys, kad tau sulūžo 3 šonkauliai. Tai vat, aš jau baigiu savo vlogą. Šiandien tiek. Palikite komentarus. Norėčiau, kad paliktumėt klausimų komentaruose. Aišku, normalių, nes atsakyčiau į normalius klausimus, o ne į maždaug tokius. Oi, tai kiek į tave kartų trenkė žaibus, kad tu toks durnas dabar esi?